Gyveno kartą senelė ir senelis. Turėjo jie trobelę su daržine ir didelį kiemą prie pasienio su Baltarusija. Viskas išskyrus Baltarusijos pasieniai skamba kaip pasaka. Matyt ir turėtų, nes senelės ir senelio kieme vyksta išties pasakiški dalykai. Ši sodyba, esanti prie pat Medininkų pasienio punkto, jau tapo vietinės reikšmės interneto sensacija. Kai prieš keletą dienų socialinėme tinkle X pasirodė video, kurio autorius pasakoja apie niekuo neišsiskiriančioje sodyboje nutūpusius prabangius automobilius. Ne vieną, ne du ir ne 10. Nustatę pasienio autosalono buvimo vietą, nukeliavome ten patys. Pamatėme dešimtis naujų ar apynaujų automobilių. Bet pasižiūrėkite patys. Ką visą tai reiškia? Pirmiausiai, tai reiškia, kad sankcijos Lietuvos pasienyje veikia. Nes visas šis prabangus autoparkas beveik neabejotinai per Baltarusiją turėjo iškeliauti į Rusiją. Bet neiškeliavo. Mentaliai, pagal klientų tipažą ir pagal tai, ką jie pirko iki viso šitų 22 metų įvykių, tai tinka ir Baltarusijai iš esmės. Bet į Baltarusiją galima. Jo, tai greičiausiai, kad ne ten jas veža. Nuvykę į vietinės reikšmės interneto hitu tapusią sodybą, pamatėme, kad dalis prieš keletą dienų nufilmuoto autoparko jau pasikeitusi. Taip pat pamatėme sodybos apylinkėse patruliuojančius vyrukus ir sutikome sodybos šeimininkus, kurie panašu dabar atlieka savo kieme įsikūrusio autoparko sargų funkcijas. Добрый день! Хотели посмотреть на машины красивые? Я вам посмотрю, не снимай. Что вам тут? Не, хотели посмотреть. Kiek gali būti vertas pasienio sodybos autoparkas, kurį taip uoliai saugo vietiniai gyventojai? Paklausėme to žmogaus, kuris tai puikiai išmano. Ta mašinos yra prabangios, jos turi labai specifinius pirkėjus. Lietuvoje tai būtų aukšto rango verslininkai arba nebūtinai legalios veiklos atstovai, nes daugelis tų mašinų tinka liaudiai vadinama show-offui. Ten BMW X7, BMW X5, Audi Q7, minėti Mersai ir BMW, viskas sukasi tarp 80–130 tūkstančių. Man atrodo, galimai 2 durų Mersas yra brangesnis, bet aš nesu įsitikinęs dėl jo modelio, tai negaliu komentuoti tiksliai. Bendra autoparko vertė turbūt viršė 1 milijoną. Lietuvos muitinė neseniai sugriežtino sieną kertančių automobilių kontrolę, taip siekdama užkirsti kelią nelegalioms prabangių transporto priemonių kelionėms į Rusijos rinką. Laurynas Boguševičius neabejoja, kad būtent tai nulėmė tiek pasienio autosalono atsiradimą, tiek salono šeimininkų svetingumo stoką. Vyrai arba turi vilties, arba laukia progos, nes natūraliai, jeigu tu būtum įsitikinęs, kad tu čia nepravažiuosi, tu jų ten nelaikytum. Taigi matome, kad įtartinas brangių automobilių srautas per Lietuvos pasienį buvo sustabdytas. O naujų ir apynaujų transporto priemonių kamščiai jau formuojasi ir prie Latvijos bei Estijos išorinių sienų. Bet ir ten, kiek girdėjome, automobilių gabentojams sekasi sunkiai. Taigi visai tikėtina, kad tiek pasienio autosalono turinys, tiek kiti prabangūs automobiliai kelių į Rusiją turės ieškoti jau ne mūsų regione. Pasakytum, ką nors tiems kolegoms konkurentams, kurie vis dėlto virinasi tuos pinigus iš Rusijos, suprasdami, ką daro? Žiūrėk, aš manau, kad jiem yra kas iš artimos aplinkos pasako. Jeigu tai nepadėjo, tai koks skirtumas, ką aš sakysiu, vis tiek nepadės. Manau, kad čia kiekvieno pasižiūrėjimo į veidrodį klausimas. Ar aš ryte atsikėlęs norėčiau, kad mano vaikas žinotų, kad aš taip uždirbu pinigus, aš ne. Kitam galbūt kitaip atrodo. Черный